Labą dieną, mano vardas Sigitas, pavardė Juraitis, dirbu vėdinimo sistemų srityje, dirbu mokausi, gerai gyvenu. Malonus svin, Sigitai, o sakykit, ar turit kažkokios filmavimas patirties? Esu filmavęsis pas jus jau vienoje reklamoje ir esu dar dalyvavęs vienoje atrankoje. Dviejose bendrai reklamose. Tai buvo pirma Putorės 10 ir antra reklama Alderio. Puiku, tai jūs prieš kameras ne pirmokas. Na, ten aišku nebuvo patys pagrindiniai vaidmenys. Ten tokie ne masinėse, bet ir ne pagrindiniai. Supratau, epizodėlį. Žiūrėkit, Sigitai, o kaip jūs iš vis supratote šitą istoriją, reiškia, šitą bitės reklamos situaciją? Jeigu dabar jums reikėtų tiesiog atpasakoti viską, kaip jūs supratot, ar galėtume būti? Taip, galėčiau laisvai, ten bendras vaizdas aiškus. Tiesiog kaip ir vakarėlis, kaip ir pasakot, firmos vadovas ten kaip ir turėtų kalbą kažkokią pasakyti, gal jis laukėsi, tikėsi, tai ir tokia būtų vadovo, kaip sakyt, toks bandymas ir pasakyti tą kalbą. Ir kaip jūs pats vertintumėt, reiškia, tą bandymą, kas įvyksta? Manau, kad vadovas iš karto suprastų, matytų reakciją tokia nelabai kokia ir jisai suprastų, kad nelabai pavyko ta jo kalba, dėl to jis ir antrą kartą pasako. Aha, ir po antrą kartą jūs visus įtikinę. Tiesiog jau kaip ir įtikinamiau jisai turėtų tai pasakyti. Ok, gal dabar galima būtų pamatyti jūsų profiliukus? Gerai, pasižiūrėjau į kamerą. Kiek iš kitos pusės. Ir dabar su šypsena pasižiūrime į kamerą. Puiku. Ir dabar dar truputėlį atitraukiam kamerą ir parodom rankytės apie priešai save. Ir iš kitos pusės. Ok, ačiū. Eglutės karota, eglutė žalia, meškutė gauruota, jalanko šile. Eglutės karota, eglutė žalia, meškutė gauruota, jalanko šile. Oi, geras šitas geras. Eglutės karota, eglutė žalia, meškutė gauruota, jalanko šile. Eglutės karota, eglutė žalia, meškutė gauruota, jalanko šile. Fainai, šitai geras. Eglutės karota, eglutė žalia, meškutė gauruota, jalanko šile. Eglutės karota, eglutė žalia, meškutė gauruota, jalanko šile.